Paspaudę skirtuką kitą ir skiltyje papildomai pasirinkę išankstiniai KŽSRP aprašymai, galėsite aprašyti sutvarkytus netinkamus paramai plotus, žemės ūkio naudmenų, kraštovaizdžio elementų, durpžemių sluoksnių netikslumus. Atvertoje lentelėje patvirtinkite, kad norite pasinaudoti kitą elektroninę paslaugą. Atvertame naujame lange susipažinkite su įpareigojimais ir pažymėkite žymimąjį langelį Susipažinau. Jei esate savivaldybės darbuotojas, paieškos lauke įveskite asmens arba įmonės kodą ar žemės ūkio valdos atpažinties kodą ir paspauskite mygtuką Ieškoti. Jei esate žemės ūkio veiklos subjektas, paspauskite mygtuką Prisijungti. Atvertame elektroninėme žemėlapyje pateikiami kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų žymėjimo įrankiai. Po elektroniniu žemėlapiu pateikta laukų lentelė. Pasukę pelės ratuką į priekį galite priartinti elektroninio žemėlapio vaizdą. Pasukę atgal nutolinti elektroninio žemėlapio vaizdą. Elektroninio žemėlapio vaizdą taip pat galite priartinti arba nutolinti paspaudę mygtukus Priartinti žemėlapio vaizdą arba Nutolinti žemėlapio vaizdą. Paspaudę mygtuką Sluoksnių sąrašas galite pasirinkti, kokius sluoksnius vaizduoti elektroninėme žemėlapyje. Pažymėję sluoksnį Palydoviniai ir VMT vaizdai, galėsite peržiūrėti kontrolinio žemės sklypo būklę palydovinėje nuotraukoje. Palydovinės nuotraukos ribos pažymėtos žalia spalva. Pažymėję gyvenviečių ribos, galėsite peržiūrėti gyvenvietės ribas ir pavadinimą. Pažymėję KŽS ribos, galėsite peržiūrėti kontrolinio žemės sklypo ribas, kurios pažymėtos balta spalva. Pažymėję KE elementai, galėsite peržiūrėti kraštovaizdžio elementus. Jeigu norite aprašyti lauke arba šalia lauko esančio kontrolinio žemės sklypo ribų pasikeitimą, laukų lentelėje kairiuoju pelės klavišu paspauskite lauko įrašą. Laukas bus priartintas elektroninėme žemėlapyje. Priartinto lauko ribos atvaizduojamos raudona spalva. Jeigu aprašomo kontrolinio žemės sklypo vieta yra kitur nei laukai, jo vietą galite surasti paspaudę mygtuką Vietos paieška. Vietos paieška galima pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, gyvenvietės pavadinimą, koordinates. Jeigu žinote kontrolinio žemės sklypo numerį, atvertame paieškos lange įveskite kontrolinio žemės sklypo numerį ir paspauskite paieškos mygtuką. Kontrolinis žemės sklypas bus priartintas elektroninėme žemėlapyje, o jo ribos pažymėtos mėlyna spalva. Jeigu žinote gyvenvietės pavadinimą, atvertame paieškos lange įveskite dalinį gyvenvietės pavadinimą ir paspauskite paieškos mygtuką. Gyvenvietė bus priartinta elektroninėme žemėlapyje ir pavaizduota geltona spalva. Jeigu žinote vietos X ir Y koordinates, atvertame paieškos lange įveskite X ir Y koordinatę ir paspauskite paieškos mygtuką. Vieta bus priartinta elektroninėme žemėlapyje. Paspaudę mygtuką Informacija ir paspaudę ant kontrolinio žemės sklypo pelės kairiuoju klavišu, atvertoje lentelėje galite peržiūrėti kontrolinio žemės sklypo numerį ir atpažinties kodą, G kodą. Paspaudus mygtuką Legenda, galite peržiūrėti elektroninėme žemėlapyje vaizduojamo kontrolinio žemės sklypo spalvą, atpažinties kodo G kodas paaiškinimus. Priartinę vietą paspauskite mygtuką Dėti tašką ir pelės kairiuoju klavišu paspauskite reikiamą vietą žemėlapyje. Atvertoje lentelėje taško atributai iš klasifikatoriaus pasirinkite aprašymą. Pasirinkite ir įkelkite nuotrauką ir paspauskite mygtuką Patvirtinti. Aprašytas kontrolinio žemės sklypo ribos pasikeitimas pavaizduotas žaliu tašku. Jeigu turite nuotrauką su buvimo vietos gaire Geotag, paspauskite mygtuką Pridėti nuotrauką. Atvertoje lentelėje įkelkite nuotrauką. Toliau atvertoje lentelėje pasirinkite ploto aprašymą ir paspauskite mygtuką Pridėti. Paspauskite mygtuką Išsaugoti. Norėdami peržiūrėti aprašymą,
Paspauskite mygtuką Taško peržiūra ir pelės kairiuoju klavišu paspauskite ant taško. Atvertoje lentelėje pateikta visa informacija apie aprašytą kontrolinio žemės sklypo ribos pasikeitimą. Atvertoje lentelėje paspaudę trinti galite ištrinti tašką. Taip pat galite įkelti ploto matavimus, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus. Paspauskite mygtuką Įkelti duomenis. Atverto lango skiltyje GPS duomenų įkėlimas paspauskite mygtuką, pasirinkite .zip bylą, kompiuteryje pasirinkite ploto matavimus ir paspauskite mygtuką Įkelti GPS duomenis. Pasirinkite ploto aprašymą. Paspauskite mygtuką Pasirinkite nuotrauką, įkelkite sutvarkyto ploto nuotrauką ir paspauskite mygtuką Pridėti. Paspauskite mygtuką Išsaugoti. Jeigu turite ploto matavimus KML formatu, juos galite įkelti skiltyje KML duomenų įkėlimas tokiu pačiu principu. Norėdami peržiūrėti ploto aprašymą, paspauskite mygtuką Plotų peržiūra ir pelės kairiuoju klavišu paspauskite ant ploto. Atvertoje lentelėje pateikta visa informacija apie aprašytą ploto pasikeitimą. Paspaudę trinti galite ištrinti plotą ir jo aprašymą. Norėdami peržiūrėti padėtus ar ištrintus taškus, taip pat įkeltus ar ištrintus pasikeitimo plotus, paspauskite mygtuką KŽSRP matomumas ir pažymėkite reikalingą sluoksnį. Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje www.vic.lt skiltyje Žemėlapiai galite peržiūrėti padėtų kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų taškus ir jų tikslinimo būseną. Atvertame lange pasirinkite skiltį KŽS atnaujinimas. Atvertame žemėlapyje galite susirasti savo padėtą tašką ir peržiūrėti jo būseną. Žali taškai yra pataisyti, geltoni vertinami, o raudoni netaisomi.